Sveiki, mano vardas Gabrielis ir aš noriu Jums papasakoti apie tai, kaip susidaro vaizdas akyje arba kamera obscura principe. Štai taip atrodo apverstas vaizdas mūsų akyse. Kamera obscura yra kaip pro mažą skylutę įsiskverbianti šviesa ant visiškai tamsios patalpos sienos projektuoja apverstą vaizdą. Taip buvo atrastas fotografavimo būdas. Alhazen išrado kamera obscura principą eksperimentuodamas su šviesa ir pastebėdamas, kad šviesa per mažą skylutę sukuria apverstą vaizdą tamsiame kambaryje. Tai reiškia, kad jis netyčia eksperimentuodamas atrado šiuos principus. Kai pasižiūri į lygų paviršių pro lęšiuką, matai apverstą vaizdą. Ir taip susidaro vaizdas akyje arba kamera obscura. Tikiuosi padėjo. Viso.